direkcijos, tiek su mūsų teisėjų tarybos pagalba kažkaip pavyko įspręsti šitą klausimą ir buvo pasirinktas tas variantas skilt teismui į dvi dalis, kadangi tokių patalpų tikrai nebuvo. Vienų, kur galima būtų persikelt visam teismui. Buvo jų ieškota, bandyta, bet ne. Todėl ir mūsų darbo sąlygas diktuoja būtent tai, kad mes esam dviejose vietose. Tai yra, policijoje dirba administracinių ir baudžiamas bylas nagrinėjantis teisėjai, o verslo informacijos centre civilinės bylas nagrinėjantis teisėjai ir raštinė. Aišku, tai sukelia visokiausių nepatogumų mums. Reikia važinėti, vežioti kažkokius dokumentus iš vieno miesto galo į kitą miesto galą. Todėl mes tikrai turim tokį tikslą kuo greičiau pasiekti tą stadiją, kada mes susijungsim ir galutinai persikelsim į tas vienas patalpas. Aišku, tos patalpos irgi palyginus su mūsų turėtomis pagal plotą yra mažesnės. Čia ir archyvo problemos iškyla, kadangi buvo nutarta, kad pirmiausiai persikelt į tą trečią aukštą į turimas patalpas, buvo dar numatyta dalis patalpų įrengti ketvirtame aukšte. Tai yra palėpėje, kur galima būtų įrengti archyvo patalpas ir dalį patalpų dirbti darbuotojams. Tačiau, kiek suprantu, tai atidedama truputėlį vėliau. Tai sukels teismui irgi tam tikrų nepatogumų, nes vis dėlto žmonių srautai labai dideli, viso teismo darbuotojų irgi yra 26, plotas apie 400 kvadratinių metrų. Tai dirbti tokiam plote ir tuo labiau žinoma, kad pas mus daug interesantų, daug žmonių, gana yra sudėtinga ir mes suprantam, kad šitais ateinančiais metais, kol nebus pastatytas naujas pastatas, tikrai teismui reikės dirbti tokiom sudėtingom sąlygom. Dėl pačių darbų spartos, tai nežinau, aišku, kaip pasakyti, išklausėmės teismų administracijos atstovų paaiškinimus ir pastoviai palaikom tos kontaktus. Tai darbas vyksta, nežinau, ten kaip tie tempai. Mes, kas priklausė nuo mūsų pagal tą darbo planą, buvo iš mūsų reikalavimo suskirstyti visą turtą į grupės. Tai yra bylos, kiek mes turime vienetų organizacinės technikos ir baldų. Šitas sąrašas yra pristatytas Visuomenės sveikatos centrui, taip kad visas mūsų turtas suskirstytas į tas grupės ir bandysime kažkaip tai jį atgauti. Dėl bylų čia buvo keltas klausimas. Aišku, čia sudėtinga situacija buvo. Tai palengvino mums tik tai tiek problemą, kad dalis bylų yra perkelta į Liteko. Todėl, kaip reikėdavo, pavyzdžiui, teismo sprendimų senesnių, mes juos galėdavom įsitraukti iš Liteko, neinant jau tiesiogiai į tą archyvą ir neieškant tų sprendimų iš tų pačių bylų, kad galėtume paimti. Bet be abejo buvo tokiu atveju, kad tikrai reikėdavo žmonės kažkokius dokumentus bylose palikę ar ką nors, vis tiek reikėdavo tenais eiti ir kažkaip tų dokumentų dalį pasiimti. Dabar dėl darbuotojų. Aišku, dalis tyrimų buvo atlikta, kaip nuvykome pas darbo gydytoją, tai ir gavome tą rezultatą, kurį gavome, kad nustatytas lėtinis lengvo laipsnio apsinuodijimas gyvsidabriu mūsų tikrai visų nepradžiugino. Ir tikrai, jeigu taip seniau buvo tie tyrimai daromi ir tokios realios išvados nebuvom pateikta mums, tai gavę šitą išvadą tikrai kažkaip tai patys supratom, kad reikia kažką tai imtis ir daryti priemonių. Buvo tenais mums prirašyti tie vaistai. Tie vaistai kiekvieną mėnesį jie nėra kokį nors ypatingai specifiniai, tai yra stiprinantis imunitetą, gydantis galbūt tas ligas, kur kiekvienas jau turime sukaupę. Tačiau galbūt reikėtų to tokio sistemingesnio plano, jie buvo tie receptai prirašyti mums ir nes tuos vaistus nusipirkom, bet kažkaip tai galbūt galim būtų sistemingiau tą gydymą mūsų organizuoti. Dabar dėl reabilitacinio gydymo.
pagal sveikatos ministro įsakymą kreipėmės mes ir į pirminės sveikatos priežiūros centrą. Mums atsakė, kad mūsų šitas kodas ligos neįeina į tą ligų sąrašą, kur yra skiriama nemokama reabilitacija. Nemokama reabilitacija yra skiriama tik tai radiacijos atveju. Tai nežinau, čia pagal mane kažkaip tai gal viskas yra aukštesnių instancijų rankose, gal galima būtų spręsti klausimą dėl šitokio kodo įtraukimo į nemokamų reabilitacijų sąrašą. Čia tiesiog, bent dabar yra taip, kaip yra. Mums atsakyta ir faktiškai, jeigu mes pasinaudotume tą reabilitaciją, kuri mums yra rekomenduojama, tai mums už maitinimą ir už apgyvendinimą reikėtų mokėti patiems. Mums tik tai būtų skiriamas ambulatorinis gydymas.